Sveikučiai, šiandien darom krevetės dviem skirtingais būdais - su sviestu ir prieskoniniam žoleliam bei su kokoso pienu. Abiems receptams reikės skirtingų ingredientų, bet viskas kartu tai yra čili pipirai, šalotai, česnakai, petražolės, kalendros, kokoso pienas, svogūnų laiškai, sviestas, dar čili pipirai, paprasti pipirai, druska ir viskas iš eilės. Kai renkatės krevetės, žiūrėkit, kad jos būtų išvalytos ir išlukštentos ir būtų geros kokybės. Jas tiesiog atitirpinam šiek tiek ir galim pabarstyti druska pipirais, leisti pasimarinuoti, pridedam čili pipirų, kitokių pipirų, kokie jums patinka. Jeigu kažkas nepatinka, galite ir nedėti, bet iš esmės marinavimas abiem receptam yra vienodas. Pamarinuotas krevetės dedam į šaldytuvą, jeigu marinuojam ilgiau, jeigu reikia greičiau, galima jas tiesiog palikti atšilti ir kartu pasimarinuoti. Jeigu krevetės pilnai atšilusios, tai gali užtekti ir pusvalandžio pasimarinuoti, bet geriau palaukti ilgiau, tokiu atveju bus daugiau skonio. Aš kepimui naudoju medinius iešmelius, nes patogiau apversti, bet jeigu jų neturit, galite tiesiog dėti krevetės ant grotelių, tik tokiu atveju bus sudėtingiau. Na ką, kūrėm kamado ir po truputį ruošiame krevetės. Šį kartą naudosime sistemą be deflektoriaus, tiesioginiu būdu kepsim ir naudosim pagaliukus rūkimui. Kamado įkaitus iki kokių 175 laipsnių galima dėti medienos pagaliukus, žuviai dažniausiai naudoju alksnio medieną ir dedam pagaliukus tarp anglių įkaitusių ir tada jau dedame sistemą, rūkinsime krevetės, kad jos šiek tiek pakeistų spalvą ir gautų dūmo, bet jų nereikia perkaitinti dėl to, kad ruošiamės dar antrą kartą su padažu, dėl to perkepti nereikėtų. Krevetės kepa pakankamai greitai, tai reikėtų jas dar porą kartų apversti tam, kad iš visų pusių apkeptų vienodai ir tuo pačiu pasiraukintų. Na, kai krevetės jau pakeičia spalvą ir jums atrodo pakankamai apkepę, jas galima nuimti ir sudėti į indą. Tokiu atveju antras etapas gali vykti ir vėliau kepimo, tas yra patogu, jeigu laukiate svečių ir norite iš anksto pasiruošti, tai gali jos pastovėti ir netgi ir šaldytuve, bet galima jas iš karto kepti ir su padažu. Pirmam receptui mums reikės sviesto išlydyto, kad jisai lengviau lydytųsi, aš įdedu šiek tiek avokado aliejaus ir sudėjus sviestą jį reikia tiesiog pakaitinti, bet neperkaitinti tam, kad jisai neišsiskirtų ir nepradėtų svilti, bet tuo pačiu galima pridėti ir prieskonių, druskos, pipirų pagal skonį. Į pakaitintą sviestą dedam šalotus, tada dedam česnakus, dedam petražoles ir laukiam, kol jie truputį pasitroškins. Sukepti neturi, tiesiog jeigu norite, galite daugiau pakaitinti, bet svarbu neperkaitinti sviestą. Kadangi aš darau iš karto nelaukdamas antrą etapą, tai iš esmės krevetės dar yra karštos, jų netgi ir nereikia kaitinti, tai tiesiog patys sviestą ir žolės šiek tiek patroškinti, bet jeigu darote su atšalusiom krevetėm, tai jiems reikia tiesiog leisti pabūti tame svieste, pasišildyti ir patiekalas iš principo paruoštas. Šiuo atveju garnyrui naudoju ryžius ir tiesiog uždedam krevetės. Skanaus. Antram variantui mums reikės kokosų pieno.
Ir šiuo atveju tiesiog truputį pakaitinam česnakus, kad jie pradėtų kepti, pridedam aitriųjų paprikų, prieskonių pagal skonį, druska, pipirai, čili pipirai. Šiaip aštrumas šitam variantui yra gerai. Jeigu mėgstat, galite dėti daugiau, jeigu nemėgstat, dėkit mažiau, bet jo iš esmės reikėtų. Na, svarbu neprisvilinti daržovių, česnakų ypač, nes skonis bus kartus, bet kai jau pradeda kepti, galima dėti iš karto krevetės ir joms šylant pridėsime papildomai kokosų pieno, leidžiame pasitroškinti truputį, pridedam kalendros arba jeigu jums nepatinka kalendros skonis, galite dėti petražolės. Ir dar papildomai pridedam prieš pat pabaigą svogūnų laiškų. Leidžiame viskam pasitroškinti, kol pilnai įšyla, svarbu neprisvilinti ir galima bus iš karto valgyti. Vėlgi garnyrui naudojamam ryžiai dažniausiai ir šiuo atveju, kadangi yra su kokoso pienu, tai gaunasi tokia kaip beveik sriuba, bet galite valgyti tik krevetes, galite valgyti kartu su padažu. Man abu skanūs receptai, pabandykite patys. Skanaus ir iki kito karto.